Žiema. Sveiki sugrįžę. Juokavau, kad nėra žiemos. Prisijuokavau biškutį, gal net ir per daug. Bet užtat galima tai padaryti. Gavau pirmas dalis traktoriui, tai veidrodėlis ir valytuvas. Jeigu kam reikia, čia yra dalies kodas valytuvų, originalai keiso. Tai čia 50 cm valytuvas, tai kainavo 20 eurų, 21 centas plus PVM-as. Dabar bus smagu keist, ypač kai taip šalta. Bet smagu, naujos dalys, viską. Valys normaliai. O dar priedų turiu. Pagalbinį, lip žemyn. Girdži, lip žemyn nuo traktoriaus, pagalbinį tu mažai. Arba jums pakeisi. Jums pakeisi. Ne, man reikės lipti. Na gerai. Kalno karalius. Ten pelių nerasi, žinok. Žemyn gali lipti. Lengvai mašinai lengviau pakeisti negu traktoriui. Kad pasiekčiau dar valytuvą. Šiaip ne taip. Ir pakeičiau. Dar gavau ir veidrodėlį. Jeigu kam reikės kodas, čia irgi originalas keiso. Tai kaina lygtais buvo 63 ir kažkiek centų plus PVM-as. Viso šito projekto, kiek mums kainuos iki technikinės, bandysiu kainą skaičiuoti ir kažkur ekrane uždėsiu skaičius. Tai dabar dar pilnai nebus 100. Ir pasižiūrėsim, ar lengvai mašinai bus brangiau, ar mažiau, ar daugiau. Pažiūrėsim palyginus, kiek kainuos. Daug burbuliukų. Turėsi vakare ką veikti. Spaudinė. Koks gražus, naujas, viską. Ir dar turbūt, gal tos paskui. Kaip dabar įdėti? Kažkaip taip. Gerai, einu įrankių ieškoti. Kokia tikimybė dabar, kad sudaužysim? Lysk. Reik paspėti turbūt. Bandom susireguliuot. Panašu, kad nepabėgs. Tai dabar, pasirodo, eina 2 amortizatoriai priekiui, tai kažkada šį mėnesį dar jos turėčiau gauti, o kas liečia langų apiplovimo bakelį, tai gausiu tik tai balandžio mėnesį. Žodžiu, vos ne 3 mėnesius laukti. Tai gal vasarai technikinė pavyks praeiti. Šalta. Greičiau ta žiema pasibaigtų, aš tai vasaros žmogus, man tas šaltis visai nepatinka. Šį kartą trumpą video tokį padarysiu, kadangi statinės projektas užtruko ilgiau negu tikėjausi, tai reikės šiek tiek luktelti dar to, tai galbūt kitą savaitę jau spėsiu būsiu padaręs. Tai paspauskite like, paspauskite subscribe ir pasimatysime kitą kartą. Viso.